Sveiki! Šiame vaizdo įraše aptarsime matematikos valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies sprendimus. Vaizdo įrašas pirmiausia yra skirtas mano mokiniams, kurie šiuo metu ruošiasi šiam egzaminui, tačiau nusprendžiau jau pasidalinti viešai su visais, kuriems tai gali būti aktualu. Tai nieko nelaukia, pradėkime. Pirmas uždavinys prašo rasti aibių A ir B sąjungą. Tai kaip tokį uždavinį reikėtų spręsti? Tai kadangi aibės yra duotos tolydžios, būtent tai ir išduoda šitie skliaustai, visada siūlau nusipiešti tokius intervalus. Kitaip tariant, pavaizduokime situaciją grafiškai. Tai aibę A turėsim ir atvaizduosim aibę B. Skaičių tiesiose. Taip, tai aibę A nuo -2. -2 neįskaitom, todėl žymim tuščiu rutuliuku iki 8. Taip, tai čia aibė A. Taip, o tuo tarpu aibė B nuo -4, -4 įskaitom iki 7. 7 taip pat įskaitom. Na ir irgi patušuojam. Taip, tai sąjunga reiškia, imam tarsi sudedam tas aibės, tai imsim nuo -4 čionais iki pat 8 čionais. Tai vadinasi, aibių A ir B sąjunga bus nuo -4 įskaitant iki 8 įskaitant. Tai vadinasi pirmas atsakymo variantas. Gerai. Taip. Toliau, antras uždavinys. Nustatykite, kurios funkcijos grafiko eskizas pavaizduotas paveiksle. Tai šiaip jums reikėtų tiesiog žinot, kad toksai grafikas yra kubinės funkcijos, tai kitaip tariant, kubinė parabolė. Vadinasi, grafikas x kubu. Visi kiti variantai akivaizdžiai netinka, nes čia yra rodiklinės funkcijos grafikas, jis atrodytų maždaug taip. Logaritminės funkcijos grafikas vėlgi atrodytų maždaug taip, didėjanti funkcija, tai maždaug taip, o kubinė šaknis atrodys maždaug taip. Tai tikrai nei vienas iš tų variantų netinka, vadinasi, tikrai pasirinkome teisingai. Taip, apskaičiuokite. Tokį uždavinį tikrai galima atlikti skaičiuotuvu, čia kas be ko, bet aš pabandysiu daryti tai be skaičiuotuvo, vien dėl to, kad jūs galėtumėt kažko išmokti. Tai čia yra turim ir kvadratą, ir tada ant viršaus yra uždėta šaknis. Reikėtų žinoti tokią savybę, kad jeigu turim x kvadratu ir ištraukta šaknis, tai vadinasi, gaunam x modulį. Reikėtų nemaišyti su ta situacija, kai turim šaknį iš, tarkim, skaičiaus x ir tada apskliaustą pakeltą kvadratu. Tokiu atveju atsakymas būtų tiesiog x. Taip, tai čia turėsim tada modulis 1 minus šaknis iš 2, dalinta iš 1 minus šaknis iš 2. Taip, tai dabar pagal modulio apibrėžimą mes žinom, jog modulis, gal geriau rašysiu kaip funkcija, gal būtų aiškiau. Tai yra lygu f nuo x, tai yra, kitaip tariant, tas pats nukrenta modulio ženklas, tada, kai reiškinys modulyje yra daugiau arba lygu už 0 ir dedam prieš, nuimdami modulį minusą, jeigu tai reiškinys modulyje yra neigiamas. Tai 1 minus šaknis iš 2 tikrai yra mažiau už 0, vadinasi, norėdamas nuimti modulį, aš dedu minuso ženklą, tai čia bus minus 1 minus šaknis iš 2. Dalinta iš 1 minus šaknis iš 2, tai ką, išsiprastina ir atsakymas yra tiesiog -1. Taip, 3.2, tai čia davė mums daug dvejetų, daug šaknų, tai paprasčiausia, manau, būtų pasiversti viską į laipsnius. Turėtų būti paprasčiau skaičiuoti, bent jau man, tai taip ir padarykim. Tai 2 kart 2 pakelta 1/2 kart
2 pakelta 1 antraja ir vėl pakelta 1 antraja. Ir viskas čia dideli skliaustai pakelta 4. Taip, tai laipsnių su vienodais pagrindais dauginant, laipsnių rodikliai yra sudedami. Tai yra taisyklė a pakelta n kart a pakelta m lygų a n plus m. Tai vadinasi, turėsim čia 2 pakelta 3 antrosiom kart. Dabar laipsnį keliant laipsnių rodikliai yra sudauginami. Vadinasi, čia turėsim 2 pakelta 1 antroji kart 1 antroji. Tai bus 1 ketvirtoji. Ir viskas apskliausta pakelta 4. Nu tai ką, vėl pritaikom tą pačią šitą savybę čionais. Tai 3 antrosios plus 1 ketvirtoji. 3 antrosios plus 1 ketvirtoji duoda 7 ketvirtasias. Ir viskas pakelta 4. Na dabar vėl taikom šitą savybę. 7 ketvirtosios kart 4. Ketvirtą išsipraistina, turim 2 septintuoju. Na, 2 septintuoju yra 128. Toks ir turėtų būti atsakymas. Taip, 4 užduotis. Paveiksle pavaizduoti logaritmo ir tiesinės funkcijos grafikai. Naudodamiesi šiais grafikais nustatykite lygties sprendinį. Taip, tai sprendinys yra ten, kur šitie grafikai susikerta. Kitaip tariant, grafikų susikirtimo abscisė. Abscisė yra x. Na tai pažiūrim, kur jie susikerta šitam taške ir kiek čia yra x. Skaičiuojam langelius, 1, 2, 3, 4. Čia yra 4, vadinasi atsakymas yra 4. Lygiai taip pat būna uždavinių su nelygybėm. Tai pavyzdžiui, jeigu būtų uždavinys logaritmas pagrindu 2 skaičiaus x mažiau arba lygų už 6 minus x. Kaip tokį uždavinį spręstume? Tai tada ieškotume, kur mūsų logaritmo grafikas palenda po tiesę. Na, tai reiškia, būtų sprendiniai va šitie x-ai, tokios nelygybės. Aišku, čia to neprašė, tiesiog pasakoju tam, kad, ko gali tikėtis kitam egzaminui. Taip, ir aišku, nepamirštam, kodėl aš čia netušuoju ten nuo minus begalybės, nes logaritmas negali, logaritmo argumentas būti neigiamas, apibrėžimo sritis, tai to irgi reikia nepamiršti. Tai dėl to atsakymas tokios nelygybės būtų nuo 0 iki 4. Taip, išspręskite lygtį. Iracionali lygtis. Labai standartinė racionali lygtis, tai kaip aš sprendžiu, tai visų pirma keliam kvadratu, tai būtų standartinis sprendimas, pakėlus kvadratu, ką mes turėsim. Abi pusės keliam kvadratu, kaip ir prieš tai rašiau, jeigu turim šaknis x pakeltą kvadratu, kvadratinė šaknis čia, tai gaunam tiesiog tą, kas yra po šaknyje. Vadinasi, čia turėsim 2 minus x lygų 25, išsprendžiam tiesinę lygtį, x gausis taip, minus 23. Dabar ar galim iš karto rašyti, kad tai yra atsakymas? Na, egzamino formatas sufleruoja, kad tai turėtų čia būti atsakymas, kad negali būti to varianto, jog nėra sprendinių, bet šiaip yra būtina patikrinti. Tai visada rašom, jog tikriname ir parodom, kaip tai darom. Na, čia tuo atveju, jeigu reikėtų sprendimo, tai gal 12 klasė toliau. Tai būtų 2 minus 23, ištraukta šaknis, gaunam šaknis iš 25, kas yra 5. Vadinasi, x minus 23 yra sprendinys. Tai taip pat labai šitas būtent patikrinimas yra labai aktualus tuo atveju, jeigu gautume daugiau negu vieną sprendinį. Tai tada gali tekti vieną iš jų atmest. Nebūtinai, bet gali. Tai jo. Taip pat galėjot daryti be patikrinimo, tokiu atveju reikėtų nustatinėti apibrėžimo sritį. Tai skaičiuotume 2 minus x, daugiau arba lygų už 0,
minus x daugiau arba lygų už minus 2, x mažiau arba lygų už 2. Tai x minus 23 tenkina šitą sąlygą, tai būtų nereikėję tokiu atveju tikrinti. Iš esmės pasirenkat arba apibrėžimo sritis, arba patikrinimas. Patikrinimas daugeliu atveju yra lengviau. Suprastinkite reiškinį. Šešta užduotis. Taip, tai trupmenos vardiklyje mes matome kubų skirtumo formulę. Perrašysiu reiškinį. X kubu minus 2 kubu. Na, jeigu dar kas nematė, tai dabar akivaizdu. Yra formulė, jūsų egzamino formulių rinkinyje yra formulė greitosios daugybos, to aš ją įkelsiu. Jos tikrai nebūtina mokytis mintinai, aš irgi jos nemoku. Tai va. Na, tai dabar pritaikom tą formulę, skaitiklis nesikeičia, o vardiklyje bus. Taip, čia turim minusą, tai čia irgi rinksimės čia minusą, čia pliusą. Tai bus x minus 2, x kvadratu plus 2x plus 2 kvadratu, kas yra 4. Tai išsiprastins x minus 2 ir turėsim atsakymą štai tokį. Vadinasi, antras variantas yra teisingas. Ne antras, o pirmas. Nepastebėjau pats ženklo. Pat čia yra pliusas, jo, tai ir čia turi būti pliusas. Labai panašus atsakymo variantai. Atkreipsiu dėmesį, vėlgi, čia yra plius minus, čia yra plius minus, čia yra minus plus. Kuo tai yra svarbu, tai reiškia, kad šitas ženklas, jisai visada bus priešingas negu šitas ir šitas ženklai. Tiesiog turėkit tą omeny. Gerai, 7 užduotis. Grafikas eina per tašką, kurio ordinatė lygiai 32. Nustatykite, kam lygiai šio taško abscisė. Tai ordinatė yra y, y yra ordinatė, x yra abscisė. Vadinasi, mes čia turim y ir ieškosim x. Tai 32 lygų 1/2 pakelta x-uoju. Na tai ką, čia yra rodiklinė lygtis, kurią reikia išspręsti. Tai rodiklinės lygtys įprastai yra sprendžiamos vienodinant pagrindus, tai 32 būtų 2/5, tai 2/5 pagrindą vienodinsiu į dvejetą, tai bus 2/5 lygų. O dabar kaip čia padaryti, kad būtų 2, o nebe 1/2. Tai yra tokia savybė, a dalinta iš b pakelta minus n-tuoju, tai yra b iš a pakelta n-tuoju. Vadinasi, turim tada čia 2 minus 1 ir x-uoju. Na, tai 2/5 yra 2 minus x-uoju, 5 yra minus x, na, tai minus 5 yra x. Atsakymas minus 5. Aštuntas uždavinys. Yra žinoma, kad logaritmas pagrindu a skaičiaus 225 yra lygu 2. Nustatykite a reikšmę. Taip, vėlgi logaritminė lygtis, tai pirmiausia, pasakykime jos apibrėžimo sritį, ne? Kad a yra daugiau už 0 ir a tikrai nelygu vienetui. Na, dabar kaip ją spręsti? Tai vėlgi, siūlyčiau tiesiog susivienodinti pagrindus, tai yra logaritmas a 225 lygų logaritmas a skaičiaus a, šitas reiškinys yra lygus vienetui, taip, mums reikia, kad reiškinys būtų lygus dvejetui. Nu tai parašykim čia kvadratą.
Kas tada, kadangi logaritmų savybės, turim tokią savybę, logaritmas pagrindu a skaičiaus b, čia kart n, tai yra tas pats kas logaritmas pagrindu a skaičiaus b n-tuoju. Tai yra būtent šitą n mes tarsi galim užkelti čia. Kodėl tai yra svarbu? Tai jeigu aš sakiau, kad šitas logaritmas pagrindu a skaičiaus a yra vienetas, tai čia įsivaizduokit, prirašau dvejetą, tai bus jau 2. Ir tada tą dvejetą, jeigu iškeliu, čia turiu gražiai tai. Ką man viso to reikia? Kodėl negaliu čia palikti, pavyzdžiui, dvejetą? Nes aš norėsiu tos logaritmus tarsi išbraukti. Nu, ne visai teisinga sakyti išbraukti. Esmė, kadangi logaritmų pagrindai čia yra lygus, tai jų logaritmuojami reiškiniai irgi turi būti lygus. Tai 225 yra lygų a kvadratu. Na, tai kvadratinė lygtis a reiškės yra plus minus 15. Sufleris beje jums yra, kad atsakymas yra tik vienas. Ne, jums čia neleidžia įrašyti kelių pasirinkimo variantų. Tai va. Jeigu atkreipsit dėmesį į apibrėžimo sritį, neigiamas a negali būti. Na ir iš čia gaunam, kad a yra konkrečiai 15. Devinta užduotis, kurios iš pateiktų funkcijų reikšmės mažėja visoje jos apibrėžimo srityje. Nu, pradėsiu gal nuo neteisingų variantų. Tai kvadratinė funkcija, mes žinom, kaip jinai atrodo. Grafikas parabolė, nu tai ką, čia mažėja, čia tada didėja. Čia būtų ne kx. Na tai netinka. Tada laipsninė funkcija 2x-uoju. Jeigu pamirštat, ar čia mažėjanti ar didėjanti funkcija, pabandykite įsirašyti keletą x-ų. 2 pirmojų yra 2, 2 kvadratu 4, 2 trečiojo 8 ir taip toliau. Tai reiškia, aiškiai didėja. Tai iš tikrųjų atrodys grafikas maždaug taip. Ir čia yra beje specialus taškas 0,1. Šaknies funkcija. Šaknies funkcija atrodo taip. Čia 2x-uoju. Tai va. Nu ir ką, liko paskutinis variantas, jis yra teisingas. Tai yra pirmasis variantas. Tai čia yra rodiklinė funkcija, bet jinai yra mažėjanti. Kodėl mažėjanti? Nes 1/2 pagrindas. Taip, tai atrodys mūsų funkcija štai šitaip. Ir čia eis per tą patį tašką 0,1. Apskritai, rodiklinės funkcijos atrodys taip, kai čia yra y lygų ax-uoju, kai a yra tarp 0 ir vieneto, neįskaitant. Tuo tarpu šitas grafikas yra tada, kai irgi yra y lygų ax-uoju, kai a yra daugiau už vienetą. Tai va. Lygiai panašiai labai veikia ir logaritmai. Ja? Jeigu logaritmo pagrindas yra daugiau už vieną, tai logaritmo funkcija yra didėjanti. Jeigu mažiau už vienetą, tai jinai, tarp 0 ir vieneto, tai pagrindas, tai tada yra logaritminė funkcija mažėjanti. Čia su sąlyga, kad niekas dar papildomai nėra padarytos. Nėra ten kokio minuso priekį prirašyta ar dar kažko. Tai va. Gerai, 10 užduotis. 10 užduotis sako, nustatykite, kurios iš pateiktų skaičių sekų yra geometrinės progresijos. Na, tai kad seka būtų geometrinė progresija, tai gretimų narių santykis turi būti pastovus. Tai bn plus 1 iš bn turi duoti visą laiką q. Q yra tam tikra konstanta. Na, tai reiškia pastovus vienodas skaičius. Tai jeigu sunku su tais a suprast, tai čia reikėtų įsivaizduoti taip, kad b2 iš b1 turi būti b3 iš b2. Nu ir tikrinam, ar šita sąlyga galioja. Jeigu jinai galioja, tai seka bus geometrinė progresija. Taip, tai patį pirmą variantą žiūrėkim, tai 2 šaknys iš 3 dalinta iš šaknies iš 3 bus 2.
Tuo tarpu 4 šaknys iš 3 dalinta iš 2 šaknys iš 3 irgi duoda 2. Nu, tai pirmas variantas reiškia yra teisingas. Dabar šitas variantas, taip, jeigu padalinsim 3 šaknis iš 2 iš šaknies iš 2 duos 3, tuo tarpu 5 šaknis iš 2 iš 3 šaknis iš 2 jau nebeduos mums trejeto, tai šitas netinka. Taip, tada čia minus 1 iš minus 3 bus 1/3, 1 iš minus 1 minus 1, na tai netinka. Taip, dabar čia minus 4 iš 2 bus minus 2, 8 iš minus 4 bus minus 2. Vadinasi, seka yra geometrinė progresija. Na ir paskutinis taipogi akivaizdžiai netinka. Tai atsakymo variantai 1 ir 4. Beje, labai panaši sąlyga galioja ir aritmetiniai progresijai. Jeigu jums to kada reikėtų, tai ten gretimų narių skirtumas turi būti pastovus. Tai an plus 1 minus an turi duoti aritmetinės progresijos skirtumą d. Nu, tai ir suprast reikėtų tai analogiškai, kad a2 minus a1 turi būti tas pats, kas a3 minus a2. Taip, toliau 11 uždavinys. Apskaičiuokite vektoriaus ilgį. Vektoriaus ilgis yra apskaičiuojamas pagal tokią formulę. Tarkim, turim vektorių AB, norim jo modulio. Gal taip parašykim. Tai turim vektorių A, kurio koordinatės yra x ir y, tai tada tokio vektoriaus modulis yra x kvadratu plus y kvadratu ir ištraukiam šaktį. O tai ką, turim 6 kvadratu plus 8 kvadratu ir ištraukta šaknis. Tai greit užrašykim. Gausim tiesiog 10. Tai atsakymas yra 10. Taip, toliau. Nustatykite mažiausią skaičių priklausantį funkcijos apibrėžimo sričiai. Čia šitam uždaviny jums reikia galvoti apie funkcijų transformacijas. Tai bus jums tikriausiai lengviausia. Taip atrodytų šaknies funkcija, šaknies grafikas. Čia y lygu šaknis x. Dabar kas su šito grafiku yra padaryta? Plus 4, reiškia, grafikas yra pastumtas per 4 vienetus kairėn. Taip, tai jisai atrodys maždaug taip. Tada čia bus minus 4. O ką padaro šitas plus 2? Jisai pakelia grafiką per 2 vienetus į viršų. Tai vadinasi, grafikas atrodys tada jau taip. Tai šitas taškas, čia, kaip ir minėjau, per 2 vienetus pakelta, tai yra 2. Na tai, nustatykite mažiausią skaičių priklausantį funkcijos apibrėžimo sričiai. Na tai nuo kur prasideda funkcija? Koks yra mažiausias x, su kurio funkcija vis dar yra galiojanti? Nu tai minus 4. Šitas būdas taip pat tinka, jeigu sakytų, kokia funkcijos būtų ten mažiausia reikšmė arba apibrėžimo sritis apskritai arba reikšmių sritis. Visais tais atvejais šitas metodas tinka. Aišku, konkrečiai šitam uždaviniui buvo galima tikriausiai mąstyti ir kiek paprasčiau, tiesiog galvojat, kokia yra šaknies apibrėžimo sritis. Tai x plus 4 daugiau arba lygu už 0, tai x daugiau arba lygu už minus 4. Ir tiesiog galėjo tokiu vienu veiksmu išspręsti. Bet tiesiog norėjau jums priminti funkcijų transformacijas, kaip tai galima žiūrėti plačiau. Taip, 13 uždavinys. Jūratė mokosi ispanų kalbos ir nutarė kiekvieną savaitę išmokti kuo daugiau žodžių. Pirmą savaitę jie išmoko 10 naujų žodžių, o kiekvieną kitą savaitę 3 naujais žodžiais daugiau negu praėjusią savaitę.
3 naujais žodžiais daugiau negu praėjusią savaitę. Bus mums svarbus šitas sakinys. Taip, ir pirmą savaitę 10 žodžių. Apskaičiuokite, kelintą savaitę Jūratė pagal savo planą išmoks 55 naujus žodžius. Tai yra per savaitę, ne tiek žodžių, kada jau išmoks. Taip, tai čia yra aritmetinės progresijos uždavinys. Kodėl? Nes pirmą savaitę jinai išmoksta 10, antrą savaitę jinai išmoksta 3 daugiau, tai 13, tada kitą savaitę 16, 19 ir taip toliau. Tokia seka yra aritmetinė progresija, kurios skirtumas yra 3. Nu tai ką, mums reikia sužinot, kada čia bus 55. Ja? Tai pasinaudokime n-tojo nario formulę. A_n yra A1 plus dn-1. Vietoje A_n rašomės 55, vietoje A1 rašomės 10, vietoje skirtumo 3 ir n-1. Tai vat būtent šitas n ir bus kelintas narys yra skaičius 55. O tai ir bus kelinta tai yra savaitė. Tai vat būtent. Tai dabar lieka išspręsti šitą lygtį. Perkelkim 10 į kitą pusę. Tai bus 45 lygų 3n-1, padalinu iš 3, 15 lygų n-1, pridedu vienetą n lygų 16. Vadinasi, per 16 savaitę Jūratė išmoks 55 naujus žodžius. Taip, 14 uždavinys. 14 uždavinyje mūsų prašo išspręsti nelygybę, tai yra rodiklinė nelygybė, kurios pagrindas yra tarp 0 ir vieneto, taip, 0,5. Kodėl aš akcentuoju tą pagrindą? Būtent todėl, kad keisis nelygybės ženklas. Įprastai nesikeistų, bet kadangi pagrindas tarp 0 ir vieneto, nelygybės ženklą keisim. Ir turėsim tokią nelygybę. X plus 8 ne mažiau, o daugiau už 2 minus x. Kodėl aš beje taip lengvai numetu tiesiog ir perrašau nelygybę kaip vien rodiklius šitų skaičių, todėl kad pagrindai yra lygus. Jeigu pagrindai yra lygus, tai rodiklius taipogi turim galėti palyginti. Na ir ką iš čia gaunam? Tai gaunam 2x daugiau už minus 6 ir padalinę iš 2 gaunam, kad x daugiau už minus 3. Vadinasi, atsakymas nuo minus 3 iki plus begalybės yra va šitas. Taip, 15 uždavinys. Nustatykite, kiek sprendinių turi lygtis. Taip, 4 laipsnių lygtis gali kilt pagunda vesti skaitinį. Tokiu atveju spręstumėt su keitiniu t lygu x kvadratu ir turėtumėt tiesiog t kvadratu lygu 16. Ir tai tikrai nebūtų blogas sprendimas. Iš čia gautume, kad t1 yra 4. T2 yra minus 4, grįžtume prie keitinio, turėtume tada x kvadratu yra 4, x kvadratu yra minus 4. Tai tokia lygtis neturėtų sprendinių, o x kvadratu lygų 4 duotų x lygų plus minus 2. Na, tai ir gautume, kad lygtis turi 2 sprendinius. Tai čia jeigu mėgstat keitinius, mokat juos įsivedinėt, tai standartinis 4 laipsnio lygties sprendimas būtent ir yra toks. Čia, aišku, galima šiek tiek ir pagudrauti ir pagalvoti lengviau. Mes kokį skaičių turim pakelt 4 laipsnių, kad gautume 2/4. Nu tai faktas, kad 2. Ne? Nu, čia jau akis bado. Bet kadangi keliam lyginių laipsnių, tai tinka ir neigiamas toks pats skaičius. Jo, tai tinka ir minus 2. Tai vėlgi galima tiesiog pažiūrėjus pamastyti, kad čia yra minus 2 ir plus 2 kaip sprendiniai.
Galima taikyti ir kvadratų skirtumo formulę, bet tai jau būtų, manau, kiek sudėtingesnis variantas. Aišku, prieitumėt prie to paties atsakymo. Taip, 16 uždavinys. Duoti vektoriai, išreikšti koordinatėmis. Ir sako, nustatykite kampą tarp vektorių A ir B didumą laipsniais. Taip, tai kaip galima suskaičiuoti vektorių skaliarinę sandaugą? Tai kai jie yra išreikšti jeigu neturėtume koordinačių, tai standartinis užrašas yra toksai. Ir iš čia mes gaunam būtent tą kosinus alfa. Tai vektoriaus A modulis, kart vektoriaus B modulis, kart kampas tarp tų vektorių. Nu, iš čia parašykim, kad kosinus alfa yra tiesiog A kart B skaliarinė sandauga dalinta iš tų vektorių modulių sandaugos. Būtent čia ir yra formulė, kuri yra skirta ieškoti kampui tarp vektorių. Dabar gali kilti klausimas, kaip gauti tą skaliarinę sandaugą ir kaip gauti tos modulius. Nu, tai apie modulius jau kalbėjau visai neseniai, o apie skaliarinę sandaugą dar kol kas ne. Tai kai vektoriai yra išreikšti koordinatėmis, jų skaliarinę sandaugą galima apskaičiuoti kaip atitinkamų koordinačių sandaugų sumą. Na ir primenu, kad vektoriaus modulis apskaičiuojamas kaip jo koordinatės pakeltos kvadratu ir sudėtos. Ir ištraukta tada šaknis. Na tai ką, nemažai darbo, tai pradėkim. Tai pradėkim nuo vektoriaus A modulio. Tai bus 3 kvadratu plus minus 1,5 kvadratu. Ištraukiam šaknį. Naudojame skaičiuotuvu. Nenorim padaryti kokių skaičiavimo klaidų, tikrai. Taip, ir gausim čia 3 šaknys iš 5 dalinta iš 2. Analogiškai skaičiuojam vektoriaus B modulį. Tai bus 2 kvadratu plus 4 kvadratu ištraukta šaknis. Tai bus 2 šaknys iš 5. Dabar skaičiuojam vektorių skaliarinę sandaugą. 3 kart 2 plus minus 1,5 kart 4. Gausim gražiai 0. Na tai ką, kosinusas alfa reiškia yra 0 dalintas iš va šitų šaknų. Nu tai aš net jų nebeperašinėjau, kad ir iš ko dalinčiau 0, aš gausiu 0. Reiškia, kosinusas alfa yra tiesiog 0. Na, o dabar su kokiu kampu mes gaunam kosinusas, kad yra lygus 0. Nu, tai galima paspėlioti. Galit paimti ir pasirašyti va šitos kampus, įsistatyti ir žiūrėti, kada gaunat 0. O šiaip kosinusas žinom, kad 0 laipsnių yra lygus vienetui, nu tai po 90 laipsnių bus pasiekęs 0. Nes atsakymas 90 laipsnių. Taip. 17 užduotis. Paveiksle pavaizduotas vienetinis apskritimas, kurio centras yra taškas O ir posūkio kampas, kurio didumas yra 240 laipsnių. Taškas M priklauso apskritimui. Remdamiesi paveikslu, nustatykite taško M koordinačių x ir y reikšmes. Tai priminsiu, jog kai turit vienetinį apskritimą, yra susitarta, kad taip, gal aš šiek tiek daugiau parašysiu, turim vienetinį apskritimą, kuris atrodyt galėtų maždaug taip. Taip, čia jo centras taškas O ir įsivaizduokit, turit kažkokį posūkio kampą. Pavadinkim tą posūkio kampą alfa. Ir čia atitinka taškas A su indeksiuku alfa tą posūkio kampą.
Tai dabar jis turi kažkokias koordinates. Jo, tas koordinates pažymėkim x alfa ir y alfa. Čia vat yra x alfa, čia yra y alfa. Tai yra susitarta, jog x alfa, yra įrodymas, ne, tik aš jo dabar jums nerodysiu, kad x yra kosinusas kampo alfa, o y alfa yra sinuso alfa reikšmė. Tai jeigu aš čia, pavyzdžiui, turiu alfa 30 laipsnių, tai sinusas 30 yra 1/2, tai reiškia y, šita koordinatė yra irgi 1/2. Na, tai pasinaudojant šitą logiką, čia galim tiesiog skaičiuoti, kad x tai bus kosinusas 240 laipsnių, o y bus sinusas 240 laipsnių. Na, tai turim skaičiuotuvus, pasiimam į skaičiuotuvus ir įvedam. Tai čia gausis minus 1/2, o sinusas 240 duos minus šaknis iš 3 iš 2. Tai va, toks ir yra atsakymas. Labai standartinis uždavinys, tikrai būna labai dažnai pasitaiko. Nustatykite, kam lygus penktadalis skaičiaus 1/25 pakelta 25. Tai ką, penktadalis skaičiaus. Užsirašykim tą skaičių ir užsirašykim, kam yra lygus jo penktadalis. Tai yra dalintas skaičius iš 5, arba kitaip tariant, padaugintas iš 1/5. 25 yra 5 kvadratu. Vadinasi, aš čia galiu pasižiūrėti visą šitą kaip į laipsnių uždavinį. Na tai susitvarkykim. Pagal laipsnių savybės yra tokia savybė. A padalinta iš b pakelta n-tuoju, tai bus a n-tuoju dalinta iš b n-tuoju. Na tai ką, aš keliu 25 vienetą, 25 25. Tai 1 iš 25 25. Šitaip. Ir turiu kitą savybę. A pakelta n, pakelta m, laipsnių rodikliai sudauginami. Vadinasi, turėsim 5 kvadratu kart pakelta 25 kart 1/5. Taip, tai 1 iš 5 50 kart 1/5. Na ir ką? Galiu parašyti ant vienos trupmenos, taip, 5 50 kart 5. Dauginam laipsnius su vienodais pagrindais, vadinasi, laipsnių rodiklius sudedu. Jeigu čia nieko neparašyta, čia yra vienetas, tai vadinasi atsakymas 1 iš 5 pakelta 51. Na ir žiūrim, ar yra toks pasirinkimo variantas. Aišku, jie tokio normaliai nedavė. Ką mes galim padaryti? Taip, tai čia yra tikrai ne pirmas, taip, kad buvo akivaizdu iš karto. Taip. Dvidešimt 25/5. Ar galėtų būti tokia situacija, tai pabandykim šitą reiškinį persitvarkyti. Pabandykim padaryti, kad čia būtų 25. Tai bus 5 kvadratu pakelta 25 ir dar mums vis tiek trūksta. Čia gautųsi 50. Tai čia būtų 25 pakelta 25, nesigauna taip pertvarkyti, tai antras atsakymas taipogi netinkamas yra. Taip, dabar 1 iš 125 pakelta 17. Ar galim pertvarkyti taip? Tai 5 kubu būtų 125. Ir dabar kokiu laipsniu reiktų, ar yra toks skaičius, kad sudauginus trejetą su juo gautume PM1. Tai tas skaičius iš tikrųjų yra 17, 17 per 3 galim pasitikrinti. Tikrai yra 51. Na tai ir turim, kad 125 pakelta 17.
Na, arba kaip ten užrašyta atsakyme, tai galima parašyti ir šitai. Tai va, tai teisingas atsakymas yra trečiasis. Taip, 19 uždavinys. 20 amžiaus viduryje buvo pasiūlytas metodas, pagal kurį galima nustatyti organinės kilmės archeologinių radinių amžių, remiantis juose esančios radioaktyviosios anglies kiekiu. Šį metodą nusako formulę. Čia A radinio amžius metais, P radinyje likusios radioaktyvios anglies kiekis procentais. Tiriant kalnuose rastos mumijos plaukų mėginį, buvo nustatyta, kad juose išlikę 52 procentai radioaktyviosios anglies. Nustatykite rastos mumijos amžių metais. Nu tai ką, čia mums duotas yra 52 tie procentai, tai yra šitas kaip P. Ne? Ir P formuliai kaip tik yra procentas. Nu tai realiai viskas, ką mums reikia padaryti. Tai į šitą duotą funkciją, formulę, reikia įsirašyti 52 vietoj P. Na ir turėsim 52 iš 100 dalinta iš tokio skaičiaus. Nu ir viską vedam į skaičiuotuvą. Ką čia daugiau darysi. Taip, atsakymą prašo nurodyti vienetų tikslumu. Tai aš ką tik gavau apytiksliai atsakymą tokį. 5404,35 ir ten taip toliau. Tai apvalinam iki vienetų, tai iki paskutinio skaitmens prieš kablelį. Tai 5404. Tai toksai bus atsakymas. Tiek mumijai metų. Taip, 20 užduotis. Nustatykite funkcijos apibrėžimo sritį. Na tai turim dvi funkcijas. Čia yra, taip, sudėtinė funkcija. Turim šaknį. Tai pošaknis negali būti neigiamas. Kvadratinės šaknies, arba bendrai lyginio laipsnio šaknies, pošaknis negali būti neigiamas. Vadinasi, sprendžiam nelygybę. Logaritmas pagrindu 1/3 skaičiaus x plus 4 turi būti daugiau arba lygų už 0. Kita vertus, logaritmo funkcija, logaritmas iš savęs turi apibrėžimo sritį. Tai jo logaritmuojamas reiškinys negali būti neigiamas ir negali būti lygus 0. Tai vadinasi, x plus 4 turi būti daugiau už 0. Nu, tai sprendžiam tokią nelygybių sistemą. Nu, tai čia tiesinė nelygybė, labai lengva, x daugiau už minus 4. O kaip tvarkyti su šita logaritminė nelygybė? Taip, tai reikia suvienodinti pagrindus, tai vietoje 0 reikia pasirašyti logaritmą, kurio pagrindas būtų 1/3. Kaip mums tai padaryti? Tai bet nesvarbu, koks bebūtų pagrindas, vieneto logaritmas visada yra lygus 0. Tai kitaip tariant, aš nieko nepakeičiau, aš tiesiog čia parašiau 0 dar kartą tik kitaip per logaritmą. Nu ir dabar aš tos logaritmus galiu įsivaizduoti, kad numetu. Kadangi logaritmų pagrindai lygus, tai logaritmuojamus reiškinius turim galėti palyginti. Tai bus x plus 4 už 1. O dabar koks ženklas, kaip jau minėjau anksčiau, kadangi pagrindas yra tarp 0 ir vieneto, reikia apverst ženklą. Tai bus mažiau arba lygų. Na tai x mažiau arba lygų už minus 3. Tai x daugiau už minus 4, mažiau arba lygų už minus 3. Tai jeigu sunku yra iš karto pasakyti, brėžkit skaičių tiesę ir atidėkit tos taškus. Tai čia yra minus 4, čia kažkur minus 3. Tai mažiau už minus 3, bet tuo pačiu daugiau už minus 4.
Nu ir žiūrim, kur susikerta. Susikerta nuo -4 iki -3. Tai apie įskaitomą ar neįskaitomą jums šiandien nereikia galvos, skliaustai jau padėti už jūs. Tai šioks toks palengvinimas jums. Tai va. 21 užduotis. Yra žinoma, kad logaritmas pagrindu a skaičiaus ab yra lygu 2/3. Apskaičiuokite logaritmą pagrindu b skaičiaus ab. Tai pirmiausia, man iš karto noris pasinaudoti savybę, jog logaritmuose daugybę aš galiu pakeisti sudėtim. Tai reiškia, savybė beje atrodo tokia. Logaritmas pagrindu a skaičiaus xy, tai yra logaritmas pagrindu ax plus logaritmas pagrindu ay. Na, tai pritaikau dabar šitam uždaviniui. Tai bus šitaip, ir tai yra lygu 2/3. Ir ką aš dabar matau, aš čia matau, kad pagrindas sutampa su logaritmuojamu reiškiniu. Aš žinau, kad toks logaritmas visada yra vienetas. Visada yra lygus vienetui. Tai vadinasi, aš čia turiu 1 plus logaritmas pagrindu a skaičiaus b lygu 2/3. Na, arba kitaip tariant, logaritmas pagrindu a skaičiaus b yra -1/3. Kas man dabar iš to? Dabar aš pasimsiu kitą tą reiškinį, kuris yra čia pateiktas, kurį reikia man čia apskaičiuoti. Taip, tai logaritmą ir darysiu iš esmės tą patį, nes jisai žiauriai panašiai atrodo, tai kodėlgi ne. Tai matau, kad tą patį iš esmės ir gaunu, tai logaritmą čia taip, o čia +1. Tai dabar aš čia turiu logaritmas pagrindu b skaičiaus a, o čia aš turiu logaritmas a pagrindu a skaičiaus b. Žodžiu, vienas kitam tarsi, priešingai, pagrindas ir logaritmuojamas skaičius. Tai yra tokia savybė, kad logaritmas pagrindu a skaičiaus b yra lygus 1 iš logaritmas pagrindu b skaičiaus a. Aš jeigu noriu sukeisti, tai tiesiog tarsi parašau priešingą tą skaičių. Tai vadinasi, iš va šičia aš ir gausiu, kad logaritmas pagrindu b skaičiaus a yra -3. Vadinasi, galiu įsirašyti čionais ir turėsiu, kad logaritmas pagrindu b skaičiaus ab yra -3 + 1 arba kitaip tariant -2. Kas ir yra atsakymas. -2. Taip, 22 užduotis. Paveiksle pavaizduotas trikampis ABC, taškai M ir N yra atitinkamai kraštinių AB ir BC vidurio taškai. Vektorius MN yra K kart BC minus C kart BA. Čia K ir C yra realiai skaičiai. Gerai, pasižymėkim pirmiausia gal vektorių MN, kurio mums čia reikia tarsi ieškoti. Ir kokie čia dar tie vektoriai, taip, BC, čia vektorius ir BA, čia vektorius. Taip, tai uždavinys atrodo nematytai gal, bet iš tikrųjų tai yra ganėtinai klasikinis uždavinys, kurį tikrai esat sprendę. Dažniausiai sąlyga skamba taip. Pažymėkit vektorių BA raidę M, pažymėkit vektorių BC raidę N ir išreiškite per šitos vektorius vektorių MN. Na, tokių uždavinių vadovėliuose yra tikrai labai daug. Šičia yra tiesiog pakeista šiek tiek sąlyga tam, kad tiktų šito formato egzaminui. Tai yra, kai gali tik įrašyti vieną kažkokį skaičių. Tai kaip čia daryti? Tai pirmiausia, gal prisiminkim vektorių atimties taisyklės. Tai kai norim atimti du vektorius, jie turi išeiti iš to paties taško būtinai ir rodiklė naujo vektoriaus žiūrės į tą vektorių, iš kurio atiminėjom. Taip?
čia A minus B buvo, tai rodiklė nukreipta į A. Čia buvo B minus A, rodiklė į B žiūri. Taip, tai dabar pritaikykim šitai mūsų konkrečiu atveju. Tai MN vektorius yra lygų. Taip, pažymėkim čia vektorių BM ir vektorių BN. Tai BN minus BM. O dabar kam yra lygus vektoriai BN ir BM? Na, tai yra sąlygai pasakyta, kad M ir N yra kraštinių AB ir BC vidurio taškai. Reiškiasi, kad BM yra tiesiog pusė AB. Tai yra taip, o BN yra pusė BC. Na, tai vadinasi, MN yra vektorius lygus. Taip, vietoj BN rašau pusė BC minus 1/2 BA. Nu ir ko čia mūsų prašo? Gavom jau šitą formą. Taip. Tai K yra akivaizdu 1/2. K yra 1/2. Taip, minus C. Tai minusas neįpuola į šitą, tai o čia bus va C. O tai 1/2 plus 1/2 yra vienetas. Tai toksai ir atsakymas. Taip, 23 užduotis. Nustatykite, kurie teiginiai apie funkciją ln x yra teisingi. Taip, tai pirmas yra visiška nesąmonė. Kodėl? Nes logaritmo apibrėžimo sritis. Taip, x yra daugiau už 0. Tai f nuo 0 mes net negalim skaičiuoti, be to f nuo 1 būtų 0. Tai šitas tikrai netinka. Taip, f nuo ex yra 1 plus f nuo x. Nu, pabandykim. Taip, f nuo ex tai yra visų pirmiausia ln ex. Nu, kaip jau anksčiau minėjau, jeigu turim daugybą, tai galim ją pakeisti sudėtim. Tai bus ln e plus ln x. Nu, o ln e yra vienetas. Kodėl tai yra vienetas? Nes jeigu sutampa pagrindas su logaritmuojamu reiškiniu, gaunam vienetą. O ln tai būtent tai reiškia. Tai yra tiesiog parinktas žymėjimas, kad tai yra logaritmas, kurio pagrindas yra skaičius e. Nu, tai ir gaunam 1 plus ln x. Arba kitaip tariant, kadangi ln x yra f nuo x, tai gaunam šitai. Vadinasi, pirmas, tai yra antras, atsakymas yra tikrai teisingas. Dabar sako, jeigu x priklauso nuo 0 iki vieneto, tai f nuo x yra mažiau už 0. Ir tai yra tiesa. Galit pabandyti patikrinti skaičiuotuvu, arba geriausia yra žinot grafiką. Taip, kaip atrodytų grafikas logaritmo. Tai jeigu pagrindas logaritmo yra daugiau už 0, tai yra daugiau už vienetą, logaritmo grafikas atrodo taip. Čia yra logaritmas pagrindu a skaičiaus x, kai a yra daugiau už vienetą. Nu, o skaičius e tai yra apytiksliai 2,7, vadinasi tikrai daugiau negu vienetas. Tai va, o čia yra šitoje vietoje specialus taškas, 1, 0, iki vieneto visos reikšmės yra neigiamos, po vieneto po to pradeda jos būti teigiamos. Tai jeigu x yra iki vieneto, tai f nuo x tikrai yra mažiau už 0. Tai antras variantas yra irgi teisingas, nu ir kitų galima nebetikrinti. Beje, iškart priminsiu, kad jeigu turėtumėt logaritmą, kurio pagrindas yra tarp 0 ir vieneto, tai atrodytų vaizdas maždaug taip. Taškas tas pats, 1, 0, bet funkcija jau yra mažėjanti. Čia yra pagrindas tarp 0 ir vieneto. Tai va. Labai panašu, kaip ir buvo su rodiklinėm funkcijom, dėl tų pagrindų.
Taip, 24 užduotis. Duota funkcija f nuo y lygu f nuo x. Yra žinoma, kad f nuo x plus 1 yra toks reiškinys. Apskaičiuokite f nuo minus 2. Gerai, tai kaip mums tai padaryti? Jeigu bandysim tiesiog skaičiuoti f nuo minus 2, tai kas gausis? Įsirašysim f nuo vietoj x minus 2, ne, standartiškai, jeigu taip darytume, tai gausis minus 2 plus 1 ir mes turėsim f nuo minus 1. Ir tai nebus tai, ko mums reikia. O jeigu mes pabandytume įsirašyti ne minus 2, o minus 3, kas tada nutinka? Tada mums nutiks, kad mes turėsim minus 3 plus 1, kas būtent ir yra minus 2, ja? F nuo minus 2. Tai turėsim, tada, žodžiu, vietoj kiekvieno x mes įsirašom būtent minus 3. Nu, tai bus minus 3 pakelta kubu minus 4 kart minus 3 plus 9. O tai ką mes čia gaunam? Minus 27 plus 12 plus 9. Ir gaunam, kad atsakymas yra minus 6. Kaip ir turėtų būti. Gerai, toliau, 25 uždavinys, nustatykite, kurios iš pateiktų funkcijų yra nelyginės. Taip, tai čia visur matau sinusai, kosinusai. Tai ką pirmiausia jums reikia žinoti, tai apskritai sinusas paprastas, yra lyginė ar nelyginė funkcija. Tai sinus x yra nelyginė funkcija, o y lygu kosinus x yra lyginė funkcija. Kodėl? Nes lyginėms funkcijoms galioja savybė f nuo minus x yra lygu f nuo x. Suvalgomas tarsi tas minusas ir kosinusui būtent tokia savybė ir galioja, kad kosinus minus x yra kosinus x. Tuo tarpu sinusui galioja tokia, ir apskritai nelyginėms funkcijoms galioja, kad tą minusą mes galim tarsi iškelt prieš funkciją. Na, tai sinusų atveju sinus minus x yra minus sinus x. Tai čia grinai iš algebrinės pusės, jeigu galvot apie grafikus, tai lyginės funkcijos yra simetriškos y ašies atžvilgiu, o nelyginės funkcijos yra simetriškos taško 0, 0 atžvilgiu. Gerai, tai tada kurios bandykim nustatinėti kiekvieną atskirai, ne? Būtent naudosime šituo ir naudosime šituo. Taip, tai skaičiuokim k nuo minus x. Kas tai bus? Tai bus sinus kosinus minus x. Tai kosinusas tą minusą iš karto, taip sakykim, suvalgo ir gausim sinus nuo kosinus x. Tai gavom tą patį, kas buvo pradžioj, tai tokia funkcija yra lyginė. Tai mums netinka. Ne, čia lyginė. Dabar kosinus iš sinus, nuo sinus x nuskaičiuokim. Tai kosinus sinus minus x, tai bus. Sinusas leidžia iškelti tą minusą, tai bus kosinus minus sinus x, bet dabar kosinusas tą minusą vis tiek panaikina. Tai gausim kosinus sinus x. Kas yra pradinė funkcija? Vadinasi, vėl gavom, kad tai yra lyginė funkcija. Na, galiausiai taip, m nuo x. Tai m nuo minus x įsirašom, bus sinus minus x. Tai sinusas leidžia iškelti tą minusą, tai bus sinus minus sinus x. Ir dabar mes jį vėl galim iškelti, nes kitą sinusą turim. Bus minus sinus sinus x ir tai bus minus m nuo x. Vadinasi, parodėm, kad šita funkcija yra nelyginė. Tikrai. Taip, mums jų reikėjo tikriausiai daugiau negu viena. Čia yra taip. Gerai, f nuo x. Tai f nuo minus x bus kubinė šaknis iš sinus minus x. Tai sinusas leidžia iškelti minusą. Turėsim kubinė šaknis sinus
minus sinus x. Minus sinus x. Ir vėl dabar kubinė šaknis vėlgi leidžia tą minusą ramiai iškelt. Tai bus minus kubinė šaknis sinus x. Arba kitaip tariant, minus f nuo x. Vėlgi parodėm, kad šita funkcija taipogi yra nelyginė. Na, o h nuo x atveju, tai kosinusas iš karto suvalgytų tą minusą, panaikintų jį, tai gautume, kad funkcija yra lyginė. Tai galiu parašyti dar, kad tai yra lyginė, bet šiaip mūsų prašė dvi nelyginės išrinkti, tai m ir f funkcijos. 26 uždavinys prašo pertvarkyti reiškinį. Tai kai man reikia pertvarkyti kažkokius tokius reiškinius, tai man labiausiai patinka pasinaikinti šaknis ir viską turėti laipsniais. Aišku, čia šitas nelabai išdegs, kadangi aš matau atsakymuose tas šaknis, tai man reikia kaip ir ją pasilikti. Nu, tai pabandykim kažkaip padirbėti su ta šaknim. Tai 6 laipsnio šaknis iš x dešimtuoju aš galiu perrašyti pagal laipsnių savybę, kad tai yra x ketvirtuoju kart x šeštuoju. Kodėl? Nes vienodi pagrindai, tai laipsnių rodikliai turėtų būti sudedami. Tiesiog aš šį kartą nesudėjau, kaip tik išskaidžiau juos. Kas toliau? Toliau mes žinom, kad šiandien jau prireikia tos savybės, kad jeigu turim x pakeltą kvadratu ir ištraukiam šaknį, tai bus x moduliu. Nu, šią savybę galima apibendrinti ir 11 klasėje jūs būtent tai ir padarot, kad čia galioja su bet kokiais lyginiais n. N lyginis skaičius. Tai yra 2, 4, 6 ir taip toliau. Tai vat būtent šį kartą mes turim šešetus. Tai ištrauksim šaknį ir gausim, kad čia yra x modulis. Lieka tada 6 laipsnio šaknis x ketvirtuoju. Nu, kas jau yra gerai, tai kad galim iš karto atmesti šitos du variantus. Net jeigu nebežinotumėt, ką daryti toliau, jau galite rinktis iš šitų dviejų. Nu, dabar galim gal šiek tiek lengviau įsivaizduoti per laipsnius. Tai čia yra x ketvirtuoju pakelta 1/6. Nu tai kas, čia gautųsi x pakelta 4/6, prastinasi, tai 2/3. Nu ir jeigu grįžčiau prie laipsnių, prie šaknų tai yra, tai būtų kubinė šaknis iš x kvadratu. Na tai čia taip ir parašysiu x modulis, kubinė šaknis x kvadratu. Ir pasirenku, kad atsakymas yra antrasis. Taip, 27 uždavinys. Paveiksle pavaizduotas funkcijos grafiko eskizas. Nustatykite, su kuria m reikšmė lygtis, kai čia uždėtas ant viso šito modulis, lygu m turės lygiai 3 sprendinius. Gerai. Tai ką padaro modulis? Modulis padaro, kad visas reikšmės, kurias mes neigiamas, kokias beturėtume, jos pasidaro teigiamas. Tai kaip atrodytų šitas grafikas, eskizą greit nupieškim, tai čia būtų, eina jisai va kažkaip taip. Ir dabar visos tos neigiamos reikšmės, jos važiuoja į viršų. Tai dabar m yra kažkoks skaičius, tai aš nupiešiu grafiką y lygu m. Tai jeigu aš jį turėsiu vat šitoj vietoj, tai dabar čia bus vat 2 sprendiniai. Jeigu aš jį turėsiu čia, čia jau bus 4 sprendiniai. Kodėl? Nes 1, 2, 3, 4 vietose kerta grafiką šitą, kerta tiesę. Tai 4 sprendiniai. Jeigu aš ten įleisiu žemiau, tai čia vat bus lygiai 2 sprendiniai ir čia iš vis nebus sprendinių. Tai man reikia lygiai 3, kad turėtų. Tai reiškia, šita tiesė bus va taip. Tai vienas sprendinys bus čia, kitas bus čia ir trečias bus čia. Nu ir dabar su kokia reikšme tai įvyksta. O kokia reikšmė yra ties viršūnės y. Bet šitoj vietoj kokia čia reikšmė yra.
tai tokia ir bus, nes mūsų grafikas jisai važiuoja va taip į viršų. Tai jeigu paimsim žemiau negu viršūnės ordinatė, tai bus per daug sprendinių, jeigu paimsim aukščiau, bus per mažai. Tai o viršūnė, dabar gerai žinot apie pačią funkciją. Tai šita funkcija yra užrašyta tokia forma. A skaičius x minus x viršūnės pakelta kvadratu plus y viršūnės. Tai reiškia viršūnės koordinatės yra 3 ir 5. Nu tai viršūnės y reiškia yra 5. Tai va ir bus mūsų atsakymas, kad m yra 5. Dvidešimt 28 uždavinys. Geometrinės progresijos pirmasis narys B1 yra 3, skirtumas sumų yra 96 ir apskaičiuokite šios geometrinės progresijos vardiklį Q. Taip, tai labai populiarus užrašas. Tiesiog, kai nori neduoti jums tiesiog B3 yra ten kažkoks skaičius, o kai nori šiek tiek, kad jūs pamastytumėte daugiau. Tai čia tiesiog davė, sako, pirmų 6 narių suma, nu tai aš turiu ten B1, B2, B3, B4, B5 ir B6. Ir tada sako, iš šitos sumos, ne visų šitų narių sudėtų, atimkim pirmų 5 narių sumą. Nu tai jeigu mes atimam, tai kas mums lieka? Mums lieka B6. Tai vadinasi, čia yra tiesiog mandras būdas pasakyti, kad B6 yra lygu 96. Na, tai dabar galim suprastinti viską, ne? Tai B1 yra 3, B6 yra 96 ir ieškom Q. Na, tai turim formulę, kad Bn yra B1 Qn-1 laipsnėje. Tai B6 yra B1 kart Q 6 minus 1, tai 5. Nu, tai susirašom skaičius ir bus 96 lygu 3 kart Q 5, 5 laipsnio lygtis. Dalinam iš 3, 96 ir bus 32 yra Q 5. Na, ištraukim iš abiejų pusių 5 laipsnio šaknį. Šaknies laipsnis nelyginis, tai jokių problemų mums tai nesukelia. Ir gaunam, kad 2 yra lygu Q. Vadinasi, geometrinės progresijos vardiklis yra lygus dvejetui. Dvidešimt 29 uždavinys. Paveiksle pavaizduotas funkcijos 5 sinus pi iš b kart x plus a grafiko fragmentas. Yra žinoma, kad didžiausia reikšmė lygia 4 funkcija įgyja taške x lygu 3. Nustatykite a ir b reikšmes. Tai čia reikia labai gerai žinot, ką kiekvienas dydis funkcijoje padaro, kiekvienas skaičius. Ne? Tai jeigu aš bendrai užrašyčiau tiesiog a sinus bx plus c, tai dabar ką kiekvienas iš jų daro. Tai šitas skaičius a, jisai keičia mūsų reikšmių sritį. Jis tarsi ištempia mūsų funkciją nuo x ašies. Nu, arba jeigu jis yra mažiau negu vienetas ir daugiau negu 0, tai ten pritrauks prie x ašies. Bet kokiu atveju jisai mums pakeis reikšmių sritį. Tai jeigu sinusas įprastai kinta nuo minus 1 iki 1, tai jeigu čia a yra 5, nu tai iš karto bus, kad kinta nuo minus 5 iki 5. Bet mums pasakyta sąlygoj, kad didžiausia reikšmė lygi 4. Nu tai ką aš čia nusišneku, ne? Lieka dar b ir c koeficientai. Ir ypatingai c koeficientas. C koeficientą aš mėgstu vadinti laisvu nariu. Jis neturi niekaip prie x nei iš tolo nėra prieėjęs. Ir jisai pakelia arba nuleidžia visą funkciją per, tiek, kiek yra pats, kokia yra jo vertė. Tai jeigu mes nuleistume funkciją šitą per vienetą, tai didžiausia reikšmė ir pasidarytų lygi 4. Taip? Tai reiškia, kad c yra lygu minus 1.
Nu, gerai, jeigu konkrečiai žiūrėti šitą sąlygą, tai čia pažymėta, kad A yra ne tas koeficientas. Tai A yra -1. Na, čia gal šiek tiek negerai, kad netitinka mano žymėjimai su sąlygos, bet jau tiek to. Taip, ir galiausiai tada B reikia atrasti. Kai jau žinom, kad čia turim f nuo x lygų 5 sinus pi iš b kart x minus 1. Dabar reikia atrasti b. Tai ką padaro šitas skaičius šalia x sinuso viduje? Tai jisai keičia funkcijos periodą, bet čia mums periodas, jisai mums nėra duotas. Mes nelabai ką galim su to padaryti. Kas mums yra duotas, tai yra gražiai duotas taškas čionais. 3 ir 4. Vadinasi, vietoj x galim įsirašyti 3, vietoj y 4. Tai bus 4 lygų 5 sinus pi iš b kart 3 minus 1. Ir pabandykime išspręsti šitą lygtį ir gauti b. Tai bus 5 lygų 5 sinus pi iš b kart 3. Padalinkim viską iš 5 ir turėsim, kad sinus pi iš b kart 3 yra lygų vienetui. Nu, tai sinusas vienetui yra lygus kada? Kai kampas yra 90 laipsnių, nu, arba kartotiniai. Taip, tai pi iš b kart 3, vadinasi, turi būti lygus 90 laipsnių. Nu, arba kitaip tariant, radianais pi iš 2. Tai pi išsiprastina čia, turėsim 3 iš b lygų 1/2. Nu, kryžmai sudauginam ir turim, kad b yra tiesiog 6. Tai vat, apskaičiavom koeficiento b reikšmę, išsprendę tokią lygtį. Taip, 30 uždavinys. Duota apskritimo lygtis, kuris iš pateiktų taškų yra šio apskritimo centras. Taip, tai apskritimo lygtis įprastai yra užrašoma taip. X minus kažkoks koeficientas a kvadratu plus y minus koeficientas b lygų r kvadratu, kur r yra apskritimo spindulys. Bet čia mes matom, kad čia turim c, čia tikrai nėra r-as, ne? Tai kodėl čia taip atsitiko? Jeigu čia keltume šitos skliaustus kvadratu, tai mes būtent ir gautume, kad x kvadratu minus 2xa plus a kvadratu plus y kvadratu minus 2yb plus b kvadratu lygų r kvadratu. Na ir dabar, jeigu aš perkelčiau a kvadratą ir b kvadratą čionais į kitą pusę, aš gaučiau x kvadratu minus 2xa plus y kvadratu minus 2yb lygų r kvadratu minus a kvadratu minus b kvadratu. Pažymėkim davai visą šitą kaip kažkokią raidę c ir pažiūrėkim, kaip ar panašu tada tai, ką aš gavau, su tai, kas yra pateikta sąlygoje. Tai sąlygoje irgi yra x kvadratas, irgi yra y kvadratas ir viskas, kas skiriasi, tai yra va šitoj vietoje ženklai. Ką tas reiškia? Pažiūrėkime, užrašysiu dar kartą. Tai minus 2xa minus 2yb lygų c. Kaip man dabar tai čia yra m ir p raidės. Taip. Tai jeigu aš pažymėsiu, kad mano a yra minus, kokia ten raidė buvo, pirma m. Minus m, o mano b yra minus p,
ką aš tada gausiu įsirašęs? Aš gausiu, kad čia yra x kvadratu plus y kvadratu plus, nes minusas ir minusas čia atsiras, 2xm plus 2yp lygu c. Tai va tokiu būdu gavau visiškai tą patį, ką ir jie, tai koordinatės, reiškia, yra būtent va tokios centro. Yra minus m ir minus p. Oi, ne šitas, minus m ir minus p. Taip, 31 uždavinys. Nustatykite, kokias reikšmes įgyja reiškinys 2025 pakelta arc kosinus alfa padalinta iš pi. Su visomis galimomis a reikšmėmis, ne alfa, o a ten parašyta. Taip, tai ką pirmiausia aš norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad čia yra rodiklinė funkcija. Taip, 2025 pakelta kažkokiu skaičium tebūnie x. Tokia funkcija yra, greit pažiūrėkime grafiką, didėjanti visoje savo apibrėžimo srity. Reiškia, kuo didesnių skaičių aš čia kelsiu, to bus didesnė reikšmė, kuo mažesnių, to bus mažesnė reikšmė. Tai kaip man sužinot, kokias reikšmės čia įgyja, tai man reikia žiūrėti atskirai į arc kosinus a dalintą iš pi. Man reikia sužinoti, kokias reikšmes įgyja va tokia funkcija, tai yra kokią mažiausią ir kokią didžiausią gali įgyti. Ir tada žinosiu, kokiu skaičium aš va čia galiu kelti mažiausių ir kokiu didžiausių. Ir atitinkamai tada galėsiu rašyti čia, kokios gaunamos yra reikšmės. Tai dabar nuo kur iki kur kinta arc kosinusas. Tai arc kosinuso mažiausia reikšmė, šitai reikia tiesiog iš esmės žinot, tai mažiausia arc kosinuso reikšmė gali būti 0, o didžiausia gali būti pi. Tai vadinasi, minimali reikšmė bus 0 iš pi, tai 0, maksimali pi iš pi, tai bus vienetas. Vadinasi, dabar 2025 aš galiu kelt kaip mažiausią skaičių pasirinkti 0, tai bus pakėlus vienetas, o kaip didžiausią skaičių aš renkuosi vienetą, tai bus 2025. Na ir gaunam, kad atsakymas yra nuo 1 iki 2025. Tokių uždavinių irgi yra nemažai. Reikia tiesiog priprasti prie to fakto, kad čia turit sudėtinę funkciją ir jums reikia išsiskaidyti į kažkokius lengviau suprantamus gabaliukus. Nes čia turi 2025 x-uoju eina suprast. Jeigu aš turiu atskirai arc kosinusą padalintą iš pi, irgi viskas yra tvarkoj. Kai aš sudedu viską į vieną, aš irgi nepažiūrėjęs nepasakyčiau, kokia čia didžiausia ar mažiausia reikšmė tokios funkcijos. Dėl to aš išsiskaidau į atskiras dalis ir nagrinėjau būtent jas. Taip, na ir paskutinis uždavinys, 32. Iš esmės reikia išspręsti iracionaliai lygtį. Tikrai ne vieno taško uždavinys, nebent sprendžiama yra pilnai skaičiuotuvų. Visais kitais atvejais čia yra kokių 3 taškų uždavinys. Tai ir tuoj pamatysim kodėl. Tai nesvarbu, ar čia yra kubinės šaknys ar kvadratinės šaknys. Niekada nekeliam nei kvadratu, nei kubu, pakol turim 2 šaknis vienoj pusėje. Kodėl? Nes tada reiškinys pasidaro labai sudėtingas, atsiranda šaknų sandaugos ir panašiai. Tai keliam į kitą pusę šitą kubinę šaknį -8. Turėsim tada kubinė šaknis m plus 8 lygu 1 plus kubinė šaknis m minus 8. Na ir šitoje situacijoje mes galim pasinaudoti greitosios daugybos formulę ir pakelt
kubu. Tai mums reikės šitos formulės ir keliam abi pusės kubu. Tai šitos kubinės šaknies ir šito kubo nebelieka, bus tiesiog m + 8 lygu. Nu, dabar pagal šitą formulę keliam kubu. Tai bus 1 kubu, nu tai vienetas. Taip, čia visur bus pliuso ženklai, jeigu ką, ne? Tai plus 3 kart 1 kvadratu, tai nerašau. Kubinė šaknis m-8 plus 3 kart 1 kart, vieneto nerašau, kubinė šaknis m-8 ir pakelta kvadratu visą tai. Plus kubinė šaknis m-8 kubu. Nu, tai kvadratas, tai yra kubas ir kubinė šaknis dingsta, bus tiesiog m-8. Na, tai žiūrim, ar kas nors mums čia išsiprastintų. Tai m-ai išsiprastina, 8 tai ne. Taip, tai sukelkim skaičius į vieną pusę. Šiaip iš karto, gal netgi prieš ką nors darant, galima įsivesti keitinį. Kodėl keitinį? Nes turim dvi šaknis ir jos skiriasi per kvadratą. Jo, viena šaknis yra paprastai kubinė šaknis, kita turi kvadratu yra pakelta. O reiškiniai po šaknimi yra tie patys. Tai labai patogu įsivesti keitinį. Pažymėkime į T raidę. Taip, tai T bus šita šaknis, o T kvadratu būtų tada ta šaknis pakelta kvadratu. Ir iš karto gausis čia jau paprastesnis reiškinys. Iš esmės kvadratinė lygtis. Taip, nu ir dabar kaip kvadratinė lygtis sprendžiam. Tai bus 3t kvadratu plus 3t. Taip, čia bus -7 ir -8. Tai 15 - 15 lygu 0. Taip, tai sprendžiam su diskriminantu. B kvadratu -4 kart A kart C. Gausim 189. Šaknis nesitrauks, tai turėsim sprendiniai. T1 yra -3 plus 3 šaknys iš 21 dalinta iš 6, o T2 yra -3 minus 3 šaknys iš 21 dalinta iš 6. Taip, tai grįžkim prie keitinio ir turėsim, kad šita yra taip, kubinė šaknis m-8 yra būtent lygų šitie reiškiniai. Tai -3 plus 3 šaknys iš 21 dalinta iš 6, o šičia m-8 kubinė šaknis -3m -3 šaknys iš 21 dalinta iš 6. Ką dabar darom? Tiesiog keliam abi pusės kubu, kad neliktų šitų šaknų. Ir kas gaunasi? Gausis m-8 lygų. Ir dabar šitoje vietoje, nu, aš tikrai nepatariu bandyti kelt kubu ir prastinti viso to patiems. Kodėl? Nu, nes tiesiog labai daug darbo. Ir skaičiuotuvas tokį reiškinį turėtų labai gražiai suskaičiuoti. Tai būtent tą ir pabandysiu padaryti, įsivesti viską į skaičiuotuvą. Ir aš gaunu, kad tai yra lygu -8 plus 3 šaknys iš 21, o šituo atveju, kad tai yra lygu -8 šaknys, -8 minus 3 šaknys iš 21. Tai va, tai
minus 8 čia išsiprastina abiejose pusėse ir aš turiu, kad m yra 3 šaknys iš 21 arba m yra minus 3 šaknys iš 21. Bet kadangi man reikia m kvadratu atsakymui, tai nėra jokio skirtumo, kuris iš šitų variantų čia bus. Tai bus tiesiog taip. 9 kart 21 ir aš čia gaunu. Tai yra 189. Tai va toks ir atsakymas. 189. Tai va, padarėm visus egzaminų uždavinius. Tikiuosi, tai padės jums pasiruošti jūsų egzaminui.